The Dodo Podcast, check it out. The Dota Experience. Play Dodo Podcast all day, all night. Labadiena, šiandieną mes esame Dodo Keste, čia jūsų vedėjas Dodo Kendo ir pavaduotojas Aidux86. Ir šiandieną mes svečiuose turime Gunerį. Pasveikinkite, ponė. Sveiki. Gerai, taigi jau Kaip esame dienelė jums sekasi, antrame epizode. atkeliavom. Nu, Ja. Realiai dienelė tai visai normaliai, tik normaliai. šiandien ir... Kas blogai, irgi- kad mažai įstojau. Ko mažai? Mažai išsimiegojau. Aha. Na, blema, taip irgi. Mes tai irgi Aš va taip pat šiandien 12 valandų mėgau. Aš tai blemba apskritai naktį neužmiegu iki kokios antros, paskiau va 6 kelius arba kokie 7. Ja, biški prastokai. Nu ką, nu irgi va mes va šiandien Palaukit, kaip atėjom, mes čia taip apsileidę. kaip Guli apsileidę. viskas. Alio, ant Va, stalo iš karto nevaikštai. jaukiau. O, Gerai, tai. Irgi toks biški stalo keistas. atsargiai. Iduksas va dar irgi va 13 atėjo, sako, Gunerio nėra, einu sportuoti. Išbėgu jau. Jo seniai išėjau, karočią, po to einu nafik į džimą ir bėgt atgal. Vis jau. Šiandien kai kurie svečiai neatėjo, tai manau, lūkesčiai tokie mažesni. Jau visiškai susinervavęs. Karmė vaiko nebežino. Ai, buvo techniniai sklandumai, susitvarkiau, viskas gerai. Nieko tokio, viskas gerai, sėdėm. Man irgi kažkodėl pastarosiam dienom žiauriai praskaitas. Atsijungia, prisijungia. Ne, čia nesuprasi. Nesuprasi čia. Tai pala kaip... Tas dabar oras baisus. gal apie tą audrą čia. Visoje Lietuvoje vis tiek buvo, tai kaip jums? Kažką sugadino Ai. audrą. Man ta audra tai nelabai pakenkė čia. Net nepastebėjau, kad jinai buvo Mus tai daug kai išvartė. Ja. Aš tai kaip apšė. Internet. Kalbėkit, svečias. Pas mane kieme tik sesės namuką mažą nuvertė ir viskas. Aš tai karočią savaitgalių kaimą dingęs, tai 2 dienas lyjavo, taip, va taip. Todėl čia, kaip sakoma, negerai man, bet dabar nieko sėdžiu. Tai šiaip dar įdomu Kiek? dar būtų pakalbėti, mačiau ant savo ten portfolio užsidėjęs, kad Sunzu kvota, kaip jums čia kažkaip Sunzu labai patinka. Jo. Jo, realiai ta istorija su Sunzu, tai, nu, pagal mano vaikystės favorite youtuberį buvo, nes apie Technoblade tokį. Nu, Let's mano go. patys. Ai, technoblade. Mano Kaip, tai aš profelinį užsidėjęs. Nu, jo, matau. Čia pagal mano favorite youtuberį nuo mažens, realiai žiūrėjau jį, pradėjo daug, nu, tų visokių kvautų dėti jo. Tai aš irgi vieną kartą radau Ai, Sunzu jos, kvautą tais. ir Bulvių karais. ja, ten klasika. Nu, 10 kartų peržiūrėta. Kaip su Ken... Tai kaip su nesenai Ken... vėl, Aha, teskit. nesenai vėl aš tos bulvių karus peržiūrėjau. Tai jo profilaktiškai kas porą mėnesių reikia. Taip, tai. Viską kiekvieną dieną persižiūrėjau. Kaip su kanalu Tu žiūrėjęs? sekas. Kažką bandom naujo kurt. Dabar Mes užmetam akį, matosi. Už- Melis kažką naujesnio visą laiką. Faina pažiūrėti ir čiatas viskas. Ten dragda. dabar realiai nauja. Dar Ne, ten... dabar naujas video išeis su Drago. Ai, bet jūs tam SMP pačiam ar dar čempionatuose žaidžiat? Aš ir čempionatus ir SMP žaidžiu.
Bet video bus apie patį dragą. A. Ten tas bet tai ten kaip ten Gustas visko spėja. Ten ir šiaip mačiau visur ir Narnį ir kitur ten. Aš nežinau, kaip jis viskas spėjo, man pačiam įdomu. Gal kažkada pavyks pasikviesti. Žmogus tik spėjo. Gal. Aš manau, su juo smagiai būtų pakalbėti. Nu. Nu, va, turim. idėja jau. Užsirašykit, Dodo. Užsirašysim. Nu, nes va mūsų, jeigu tokia dar žinotų, Sniegutė jau pradėjo kalbėti apie ten tą Drakės MP. Tai Dragės MP buvo gal... Kaip sakė? Ne, nieko. Ne. Apie tą Dragės MP ten buvo, jis kelias savaitės visi buvo susijunginėję. Dabar Ir tai vėl kažkiek nieks. mirė. Ne. Kaip su Narnija, kaip sakoma, nepasikeitė. Narnija tai... Buvo gerų laikų, bet atėjom į blogus. Dabar jau blogai. Tiesa. O tarkim, ten Pijaus išėjimas pakeitė kažką labai? Realiai daug ką pakeitė, nes serverio žaidėjų skaičius mažėja, sezonai daug blogyn eina. Nes pagalvoju su šito sezonu, dabar naujo Narnijos, tai ten ateini ir neturi ką veikti. Arba statyti, arba miegot. Nu ja, šiaip. Biškai pakrito ir ta kokybė tikrai mačiau ir administracijos kokybė. O buvo šitam naujam sezone, ar? Jo, tas jau buvau ne kartą užėjęs. Nu, mes neužėję, kaip ten buvo, kaip ten viskas vyksta. Atėjau pirmą dieną, norėjau išeiti per pirmą minutę. Nu jau, gaila biškai. Kūrinys tai buvo. Nes mes Dabar va neseniai rašėm Pijui, tai jis iš vis nieko nenori su YouTube'u daryti. Nu, Pijus apskritai kažkaip per prasmės neranda daug kur. Nu, kaip įdomu, vis tiek reikia gyvenimas apie kiti mano, tai jeigu žmogui geriau, tai. Taip. Mačiau, Pijus angliško kanalą neturi. Jūs, tai kaip jūs čia dabar? Jo. Su YouTube'u nieko, jau angliškus kanalas. Koks pavadinimas? Aš pavadinimą nežinau, vakar buvom atradę. Pasižiūrėjau, 1,6 milijono peržiūrų turi. What? Šortas gal? video. Šortas? Damn. Šortas gal koks? Ne, paprastas video. O koks video apie ką ten, Mace? Ja, tiesiog pavadinimas Wake Up Bro, it's 2013. Ai, meme tokie gal. Ten net ne meme, ten tiesiog kaip prisiminimas. Ai, tai gal ir geras. Nu, tada, įdomu. fainai. Reikės pažiūrėti, reikės kažką. Prastalkint. Yeah. Tai žinau, tai kada čia paskutinį kartą keltą? Nesenai net. Ar prieš savaitę, ar prieš kelias dienas. Dodo girdit? Nu, keista, kai šiandien... Konspiracijos teorijos, tai prasidės, jis čia rašo, mum nenori su YouTube'u daryti, tai čia prasideda, na. Konspiracijos teorijos. Aha, na aišku. Įdomiai čia. Dar man norėjom paklausti, kaip su mokslais, nes kaip suprantam jau 20, kiek jums ten metų? Oi, dar ne 20. Dar ne tiek senas. Oi, Nedėjai mano. nusenęs. Kiek vos ne 4 metais. Tai kaip šiaip su mokslais gal... Nu, Dodo, kai iš kur tu čia tokias skaičius? Iš kur čia skaičius, Dodo, tokius traukiat? Su verygos apribojimais jau galvojau, jau gal 22 kokį. Oi. Jau senina, manau. Ne, nu, Šiaip su tiesiog mokslais prisiminiau, pusę kai jūs velnio. ten va, nes va su Aiduksu praeitą sezoną buvom, tai ten, kai jis ten
Biškai buvot, kaip čia, išgėręs vedėt antrą etapą, tai taip prisimenu. Ai. Jo, Komedija, būdavo. Taip gal 5 žmonės priėmiau. Darbo metu. Nu tai va. Ne, šiaip Narnijos, nežinau, blema, kiek anksčiau būdavo geresnė, tai dabar tikrai vis žemyn ir žemyn. Tai va. Kas sezono blogiau. Nu taip, realiai. Tai ten iš viso atrodo atidaro, karočią ir let it go. Tipo, kai bus, tai bus svarbu yra. Ten irgi su ta administracija pilnai ten visko. Kaip supratau, netgi ir va su Sniegutė dar net Administracija. interviuinau, dabar nes Sniegutė neteina, aš kaip supratau, ten ir administracija, ten tarkim dangsto, ten žmonės, ta prasme, daug skylių tokių yra. Patys dar nesusitarė. Tai ten kažkaip keistai, tai Narniai ta administracija keičias kaip kojinės, o seniai. Taip, ne, aš dabar tokią komediją girdėjau, kad va praeitą sezoną Sniegutė sako, kad jau Laurinas pradėjo su Knockback stikais čia. Bet nemanau. Jau jeigu jau iki tokio Gali būt, dalyko aš- daeitumėm, tai nežinau. Prisimink, Dodo, čia Narnija, čia viskas gali būti. Čia visokių perliukų gali pamatyti. A, dar prisimenu ten senelio tą video su Narnijos perliukais, kur su Laurinu darė. Tai va, Jo, ten kukino. tai va, o tai kaip tada su mokslais, gal kur nors studijuot planuojat? Šiaip dabar nėra planų, bet buvo noras į Šimkaus konservatoriją stot, bet persigalvojau kažkaip. Mm. O tai kas jums čia maždaug kokią specialybę planuojat? Patinka, kas maždaug? Realiai su specialybėm dar nieko negalvoju, bet žadėjau muzikos mokyklą eit. Na, su muzika kažką planuojat. Jo, nes, muzikos mokyklą irgi baigęs. Ką grojat? Ar dainuojat? Akordeonu ir pianinu. Oho, rimtai čia. Seniau dainuodavau. Tai va, čia turim Prie vieną iš, baliaus tavo nesiskaito. turim čia vieną iš choro Aiduksą. Per dainų šventę dainuoja. Kažkada, oi, gerai. Aš seniau dainų šventėse irgi dainuodavau. Mhm. Bet šie keli metai atgal jau. Mm. Ką šiaip apie žiūrit olimpinės? Jo, krepšinį. Ai, krepšinį. O rapšį matėt? Kadangi lietuviai, kadangi iškrito, reikia amerikiečius palaikyti. Nu tai va, bet tai blemba dabar va žiūrėjau irgi tas Tapinas žurnalistas išsiaiškino, tai kad kame esmė, kad tą, kai vakarą prieš Puerto Riko, tai jie ten prisigėrė šventę, turėjo didžiulę. Išskyrus tą Sabonį kapitoną, bet šiaip visi ten prisigėrė buvo. Tai blemba 8 metus jau į olimpinės, nežinau, kas 4 metus, tai blemba. Dar kiek žmonių ten į Puerto Riko tokią kelionę skrido lietuvių, o va dabar prisigert ten turėtų tokią, tai ką jūs manat apie tai? Ar čia pateisinama yra? Realiai šito negirdėjau, bet irgi nesitikėjau. Nes žaist ir prisigert dar. Nu, Tai va, būtent čia biškį vakarą yra- prieš tą patį vakarą, dar ten naktį, ta prasme, ne tai, kad taip normaliai išsimiegoto, karočią, prišvamt ten dar. Nu jo, nublemba ir dar ne, Tai ne per viskas bet aišku, kokias, per gal. tokias svarbes, ne per kokias draugiškas, o per va į olimpiadą, nu. Man tai irgi biškė šokas. Viskas aišku, kodėl grybą jie ten malė. Nu, kaip Sabonis ten nu NBA žaidžia, tai dabar kažkaip nesimato už Lietuvą, kad taip žaistų. Ar jam ten pinigų nemoka, ar ko jam ten patriotiškumo neišmoka? Ne, žinai, Aha. NBA ir olimpinių lygis skiriasi realiai. NBA gynybos mažai, o olimpinėse tai ten jau bėk ir gaudyk tą savo žmogų, nes kitaip taškai bus labai svarbus įmesti. Mhm.
Nes vienas taškas yra svarbus, ne kaip NBA, tai ten atsipalaidavęs gali mėgoti vos ne ant aikštelės. Mhm. Na, dar norėjau paklausti, matėte, kokia čia kokybė ta, kadangi TV3 nusipirko tas teisės transliuotoją, buvo LRT vėliau, tai dabar iš vis kokybė olimpinių, matėt, kas ten darosi, neužkliuvo. Oi, net nepastebėjau. Ten tai, karočiui, ir dešų reklamos 20 minučių ir iš vis iš telefonų transliuoja, ten visa Lietuva piktinasi. Ai, tai jie ten iš visų malė nesąmonės, nu nematėte, nu aišku, krepšį žiūri, tai žinau. Nelabai, blogai su- įmetė. Neatkreipiu dėmesį į tokius dalykus. Nežinau, man tai normaliai atrodo viskas. Vis tiek yra filmuojama Man irgi. padaryta ir TV3 tiesiog tą live transliuoja tą patį, ką jau, kaip supratau. Nu tai va. Ką šiaip planuojat? Ką planuoju, tai Su gyvenimu. su gyvenimu kažką šiaip norėjau bandyti su krepšiniu visą laiką. Nu, gal Na, paeiti krepšinį. kažkaip, kokiais būdais. Nu aišku, Ja. viskas čia labai kompetitiv yra. Aišku, jeigu daug treniruojatės, tai- viskas įmanoma. Nu tai vasara, vat, kai yra dabar, tai... Kai einu, tai tik prie kašio, niekur daugiau. Nu tai pas mus, pavyzdžiui, irgi keista, kaip čia blemba, kažkaip nieks krepšinio nenori blemba per pamokas, ten irgi mokyklai. Ateinu va kūno kultūrą į lauką, va galvoju krepšinį, visi ten dalis apskritai ten tinklinį, ten kvadratą, arba ten, nu minusas irgi įdomu, bet nežinau, kažkaip ten prisisėdėjęs, kažkaip norisi tokio activity labai daugiau. O kai ten, žinai, minusą, Jo, dar ten kokie seniau- 6 sueina, minusą tą, nu kažkaip ten. Dar taip atsisėda ten, taip ramiai, dar kol. Kol sužaidžiat ir baigėsi viskas. Nu tai Ta taip, pamoka. nežinau, kažkaip labiau ir tokio adrenalino duoda tas. Nu, pats krepšinis. Mm, Ir ten atrodo, Man nu, pas žmonių mus tai normaliai irgi- ten ar 3 prieš 3 ar dar kažką, nu. Taip jau yra. Bet pas mus irgi tas pats, daugiau dabar visi tinklinį tą žaidžia, pagalvojus, visi, kas tinklinį pas mane žaidžia, irgi krepšinį kažkada žaidė, nu, tai biškai baisu žiūrėti, kaip perėjo. Mm. Nu pas mus dar labiau tokį Kartais- futbolą varo. Kartais vis tiek, vat, pažaidžiam kokį 2 prieš 2 su klasė, Fainai. bet irgi pažiūrėjus, būtų su treneris pagalvojęs, smagu būtų, tipo, mano amžiaus tos mokinius nu, tipo, klasę prieš klasę sudėti, bet kai pasižiūrėjo, kas komandos yra, sako, gal nedėsim, nes klasė stipresnė, tai iš viso vafliai. Pas mus tai ten buvo, kad tinklinį tiesiog mergaitės prieš berniukus sudėt. Nes pagalvojus, pas mane, vat, klasėje gal 6-7 kažiorai, kitoj klasėje tik 2. Ką dabar va norėjom paklausti biškį apie politiką, ką jūs manote, ar galėtų Trumpą iš tiesų tą naują Joe Bideną pakeitus tą Kamalą, nu Harris Kamalą kažkokią. Nu tokie vardai, ką aš pakeisiu. Ta prasme, laimėti prieš Trumpą, nes kiek žiūrėjau, ten lyg buvo tarptautiniai polai, tai visose trijose laimėjo per mažą persvarą, bet laimėjo prieš Trumpą. Bet ar per tą jau oficialų bautą galėtų laimėti, kaip manot? Aš vis tiek, man vis tiek labiau noras yra, kad Trumpas laimėtų. Wow. Man Bidenas atrodo kaip kažkoks robotukas vaikščiantis. Nu, Biden, nežinau, robotas tai galėtų tikrai protingas yra. Nesityčiokit iš roboto. Nu, o paremsi teiginį, vad, kodėl Trumpas? Vat, kuo geriau. Mes suprantam, nu, bet amžių žinot irgi ten. Išvaizdą tai jo galima čia pasakyti, kad Trumpas 20 Ne, metų. išvaizda tai jaunesnis, bet tikrai, iš nu, tikrųjų tai nėra Trumpas taip. ir laikosi ir taip toliau, ten, kaip ten Joe Bidenas ir prie vaikų lenda ir kaip ten... Ir ne tik prie Tuoj va, vaikų. atsiusim įrodymus.
Kad lenda prie vaikų, tu. Negirdėjęs tokių dalykų. Va, žiūrėkit, kai čia daras. Spausdintim. Va, pridėsim dabar va prie ekrano, kad visi matytum. Žiūrovai, kas čia daras. Gerai, gerai, kad aš užtraukiu. užteks. Aidai. Tai ne tik prie vaikų. Nu ir apskritai, kaip sakoma, su Zelenskiu kalbėjo, nekalbėjo apskritai per tarptautinį ir sako, dabar perdodam žodį vienam ir geriausiam, stipriausiam Ukrainos vadovui, ponui Putinui. Ir tada nuėjo ir pradėjo aploti jam. Ir tada ir tada nežinau, ar jam kažkas pasakė ar kažką, tada galiausiai paten kokį 3 sekundžių nuėjęs vėl grįžo prie to mikrofoną, sako, oi ne, ponai Zelenskis sunaikins Trump, oi Putiną. Tai sakys vėlas, tai jo. Šiaip tai čia ir aišku buvo, kad jis dabar jau su tokiais, tai jis jokiais būdais nebūtų laimėjęs, bet dėl Trumpo tai irgi nublemba kai kurie teiginiai. Tipo, dėl aiškumo, tai aišku, jau geriau turėti lyderį, kuris bent jau normaliai gali kalbėti, bet aišku, ir dėl Trumpo nukėlimo, tai kaip Trumpas ten ar iš NATO tikrai bandys įstoti, ar kas tikrai nereikš gerą visai NATO sąjungai. Ne, aš abejoju, kad jeigu Trumpas vėl būtų, nu, ten, tas, kaip ten skaitas prezidentas, ja. Prezidentas, taip. Tai abejoju, kad išeitų. Nes Na, bet jis irgi sako, ten Ukrainai per 24 valandas karą baigs, tai kaip jis ten baigs tą karą, man tik klausimas. Sako Tai draugas. jis su Putinu realiai. Nu, Jo, bet jis tai su Putinu irgi turėdavo, tai greitai. Nu gerai, nu, bet tipo, apskritai, Baigiam ir karočią turėk paliekam. ryšį, nu, Visą, tai- ką užėmė ir viskas. čia aš jaučiu Putinui Jeigu čia spjautum toks to Trumpo. baigimas, tai- Atvažiuos tas Trumpas, sakys, ar klausys, neklausys čia niekas. Arba sakys, va Ukraina, tai atiduokit Ukrainą, nu tai... Bei sako, tipo, ir Zelenskį, ir Putiną, nu. Jo, sako, I want to people Pažįstam. stop dying. Nu tai žinai, Nu, tai sakyt vieną, sakyt Jeigu vieną. baigs, nu tai ir sustos viskas, kaip buvo, tai buvo. Jeigu Tai čia tikrai baigs, nebus, tai- kad va tiesiog va toks va ateis ten koks nors ten pavaidins tokį kietuolį prieš Putiną ateiti ir sakyt, va Putinai, tu nustok, nu. Nu, užėmė Ukrainą, va, ateis Baltija. Sakys, Alio. nu tai va, teko iš NATO neišeina. Tai ką čia dabar, tai va, irgi- Lietuva va, pradėjo dabar evakuacijos planus paruošti prieš keičią savaitę. Tik dabar atsibūdo, karočiai, tėvynė. Aš net nebijau. Kas bus tas, realiai gyvenama tokiam pasauliu, kur čia... Reikia tokie dabar dalykai džiaugtis, ką neišvengiami. turim kol kas, va. Reikia džiaugtis, kol kompiuteris Zylėm, gyvas. paukščiukais, va, dodo. Nu, tu, man atrodo, Dodo kiekvieną dieną džiaugies. Tai va. O ką? Aš abejoju, kad realiai Putinas šiam mumis pultų iš tikrųjų. Nu, aišku, irgi, nu, mes NATO. Visas jo gali būti, kai jis... O kam jis tada iš viso Ukrainą puolė, aš nesuprantu. Nu, Kokia čia nebuvo esmė? NATO Ukraina. Irgi. Nu tai nebuvo, nu bet tai kas čia per Bet nesąmonė. norėjo NATO, Ukrainai NATO stoti, man atrodo, jis norėjo tą sustabdyti. Ne, nu apskritai, Nepaėjo. tipo, jis savo sako, kad jis tiesiog nori susigrąžinti senasias Rusijos žemės. Aha, einam dabar irgi pasitada. Bet pagal istoriją, Nors tai čia, pildom visų durnelių. bet pagal istoriją, tai biški... Tai palaukit, dabar istorija, iki Juodosios jūros mes irgi kažkada buvom. Tai Tai mes reiškia, mes Ukrainą irgi tuoj turim pasiimsim. susigrąžinti. Tai sakau, tai aš diskutavau su Lietuva Atiduokit istorijos Ukrainą. mokytoju, sakau, gal einam atsiimt va žemės, nu, maršą darom. Va. Atsimsim Ukrainą, atsimsim ten Lenkiją irgi gal pasiimt reikia. Baltarusija. Tai taip, tai vis, va, Lenkija- Astravo elektrinę pasiimsim. Kiek ten Moldova dar va. O šiaip tai, nu blemba, Rusija, tai aš nežinau, gali ir mums Rusija priklausyti, nes kaip sakoma, taigi Vytautas ištekino savo Sofiją už Rusijos kunigaikščio. Ta Sofija. Tai mes techniškai turim Rusiją. Tai Putinai, gal mes pasiimam savo senatės žemės.
Neprisikalbėkit, toje ateis. Jo, tu ateisi į namus pas mumis. Mes Ne, tai aš ten pasiimsim klausiau sakyt. kažkada ten... Uždarys mums studiją greitai, FTP įsiveršia. Klausiau aš ten kažkada ten to Putino pakaliko. Sako, pabalti čia per 30 sekundžių, nunešim visą ir viskas. O taip va Rusija. Čia dar Putinas, čia dar Putinas realiai čia dar palyginant su kokiais ten yra žmonėm. Putino mažiausiai bijau. Oi, negerai čia šiais laikais, bet nieko. Nu. Nes apskritai realiai pagal istoriją Rusija net pati taip kaip ir nesusikūrė, realiai suvienijo tas visas gentis iš tiesų iš skandinavų, vikingai ten, Juroslavų ar ko ten. Nu tai kaip čia, tai dabar priklausytų, kad čia kokiems norvegams, skandinavams priklauso Rusija, nesuvienijo visą ar padarė. Riurikų dinastija saugojo, nu tai čia žinai, nežinau pagal kokius jis ten šaltinius, pagal sumaišė savo propagandinius šaltinius tikriausiai perskaitė. Tai ką, tai reiškia, rusai priklauso Norvegam. Lyg. Tai va, Norvegija atsims savo žemės. tuoj. Atsiimė. Tai čia žinot, tas Putinas čia pripasakot su savo specialiom operacijom. O Lietuvos tai nežinau, nes nu realiai dabar, jeigu NATO priklausom, turim realiai armiją, tai nu didesnė realiai už Rusijos. Nors ir lengva užimti pagalvojus. Nu Bet kaip vis čia, tiek apsiginsime. nes dabar ir su Suomija dabar va suartino tą didesnį plotą sieną padarė su Rusija ir arti va mūsų iš viršaus tas Suvalkų koridorius jau nebe tokia problema yra, kad uždeng galėtų greitai iš Baltarusijos. Tai pagalvojus vis tiek yra vat Kaliningradas rytis ten. Nu tai taip, tai Nu, per tą pagalvojus. Suvalkų koridorių nori, bet dabar... Tai ten tai susinešė, visi niukus ten tas Putinas, karočiui. Nu tai va, jie iš to Kaliningrado mumis išbombintų smagiai. Perverkis skraidytų dieną naktį. Nes dabar realiai NATO, tai mes turim realiai didžiausią, bet suprantat, jeigu puola vieną NATO... Tai toliau visos karas NATO prasidėjo ir leidžiam ten respondina. traukinius, toliau karinius konvojus vežti į Nes Kaliningradą. realiai, nes realiai brandolinių ginklų nieks nenori leist. Nes tai jeigu brandoliniai, tai visa žemė susinaikina realiai, jokio laimėtojo nėra. Putinas irgi tai labai gerai žino. Tai Putinui tiktų toks trade-offas, man atrodo. Jo, man atrodo, jis laimingas liktų. Savo bunkerį Petersburgė. Tai Putinas dar sugalo Šveicariją iš viso užpul. Nu, pro kur jis praeis? Vidury. Ai, Nu, šiaip jo. Ras tą vietą. O kodėl Šveicariją pult? Man atrodo, o tai ne apie Austriją? O gal Šveicarija. Ne, Šveicarija. Šveicarija smagiau būtų. Jo neutrali. Jie ten labai tokie neutralūs. Auksą susirinkta. Šiaip Šveicarijai smagu, manau, gyvent būtų. O, tai ten fainai. Įsijungi žinias, girdi, kaip aplinkui kalba. Ne, šiaip pati Šveicarija, tai ten Alpės blemba, ten apskritai sūrių krūva, ten fainai blemba reikės nuvaryti kada. Duoda tik tą Šveicariją, tai iškart sūris jam tik. Fondių sūrio. Tai va, galėsim podcast, va, matot, kokia mūsų panorama. Granai kaip kokioj Šveicarijoje Alpėse, va, Guneriai. Pro langą, va. Matot kokią panorama. Sėdėm. Šalta. Nu čia pas mus tai... Nu ką, kaip kalbant apie šaltį, tai susišildysim, Dodo. Nenorit? Jo, mano praeitos savaitės gamybos. Saulė šviečia, gerti kviečia. Nedainuoja, Maitai. Davai į sveikatą, kaip sakoma. Nedainuoja, Maitai. Aidai, alio, raminamės. Tai va, iškart šilčiau, va. Tai va, galėsim paskiau va Šveicarijoje galėsim va kurt tokį podcastą, paskiau irgi va vėl Gunerį pasikviesim. Šveicarijai. Jo, čia iš galimybės, kaip sakoma. Nėra ribų. Viskas čia tik reikia... Dabar galim antrą etapą įspravęs kažkam.
Oi, etapą dabar antrą ilgą. O tai jūs dar esat, dar Narnijoje skaitotės kaip kaip antrojo etapo ten vedėjai yra. Staff komanda. Ai, nuėjome. jau viskas. O dėl ko nuėmė? Nuėjome, nes net nesijungiau aš šitą narniją. Ai, nušlamštas ir viskas. Klausys čia Narnijos vadovai, karočią, neateis ten į tą podcastą jau viskas. Mačiau, net Kivis buvo grįžęs į narniją. Ai, Kivis? Nes aš Yep. kalbėjau tais ten apskritai su projektais, ten pats pardė dar kažką. Čia blama tai šaun. Bet tai jaučiu nusivylęs, tada jau bus žiauriai. Greičiausiai. Nes tai nežinau, gal geriausia RP, tai Pagalvoju. realiai, ką aš prisimenu geriausia RP, kiek aš buvau, tai realiai buvo, kai buvo, nežinau, tam sezone, kur jeigu prisimena ten Monos miestas, baneris, taip toliau. Ten 5 sezonas, kai aš atėjau. Ai, kai jūs Aš dar prieš tai ten būdavau, eidavau. Tai Aš buvau atvedęs. Nes aš irgi gal ten kokiam trečiam buvo sezone. Aš Bet buvau irgi- pirmą kartą. Sakykit. Aš buvau pirmą kartą atėjęs taip nelegaliai į narniją 4 sezone. Nu, kaip nelegaliai. Mes norėjom. Buvo drag čempionatas kažkoks ten, kur galėjo žiūrovo komandos 2 patekti. Ai, Mes paprašėm, palauk. kad mumis. Ai, tai aš prisimenu, tam dariau ten fireworkų, ten šau kažkokį stadioną. Ir aš atsimenu, mes atėjom su. Aš, Wolfas, Cipsiukas ir Saulas atėjom. Ai, į pažįstu serverį, kad Wolfą. vien tik nufilmuot. Ai, Jo, aišku, kad pažįst. nors palauk, Ir kurį čia. mumis pavaikys. Dolfas, Wolf. Just Wolf. Ai, Just Wolfas, tai jo kalbėjęs daug. Jo, tai palauk, Mumis ten tai. nelegaliai. Jo, bet tai Wolfas, tai ten, lemba, tai kiek jis ten kartų jau užbanintas buvo. Jis ten po savo ilgo bano dar grįžo, bet taip ir nesupratau, nes aš kaip kalbėjau, tai jis nekaltas, lyg pagal jo teoriją. Jis grįžo vien dėl to, nes mes su administracija tą sezoną nusprendėm, kad galim jį priimti. Nes kai jis grįžo tą sezoną, aš su Miniu buvom net ne adminai, bet mes dėl jo priėmimo į serverį irgi svarstėm, nes mes ten statėm kartu su administracija visą tą servą. Ten, aš nežinau, ar jūs buvot, kai ten buvo toks spawnas tarp čia ir biomo. Kažkaip neprisimenu. Ten galėjai šachmatai žaist per narį. Oi, tam tai nebuvo. Smagiai buvo. Oi, tai reikėjo. Mačiau screenshotą, atsimenu, bet nežinau. Dar buvo traileris įkeltas, tai irgi smagiai darėm trailerį. Nors pala, ten kur su Laurino traileris. Ten, kur tipo matas, ten, kur buvo. Popiežius tipo, kur buvo Laurinas popiežius. Ai, ne, tas. ten kitas traileris ten. Voiceoverius dar darėm. Na. Ai, kažkokį irgi prisimenu. Daug trailerių buvo. Bet irgi narnė baisinas rito. Pagalvojus, koks 5 sezonas bomba buvo. Visi kaip žaidžia. Ai, jo, 5 tai jo, aš Jo, ten jo. prisimenu, ten Monos mieste buvau, ten. Na, aš irgi ten Kaziką atidariau, kaip sakoma. Buvo užbaninta Ten dalis. gavau 2 banus. Gavau 2 banus tą sezoną. Už perlo išmetimą tipo fail arba ir už karų norėjimą. Tai Aš biškį prisimenu tą depresija. sezoną Raufhartas buvo užbanintas. Oi, ten daug banų. Labai gerai. Ir Minis gavo baną, aš gavau baną, man atrodo, Sajanas. Bet aš dar atsiminsiu tą momentą, kaip gavau baną su Minim iš mūsų bazės paėmęs, pastatė tokį kaip mini monumentą. Dar Kivis žaidė tada. Jep. Agnarija buvo ten, vienuolynas, tie visokie Fredlandijos. Ai, jo, Vaislandinė. Štai ten prisimenu, Monos mieste buvau ten. Laurinas Tai aš tą paėmė. Monos miestą.
Tai karočią ten irgi. Kalėjime sėdėjau. Ai, kalėjime. Gal ir buvau matęs, tai neprisimenu. Realiai matytas kitas. Nes realiai kas aš ten, tai man rodos, tiesiog buvau vyriausias inžinierius ir vyriausias teisėjas. Ten irgi alarmą padariau. Kažkoks ten priešas atėjo irgi. Aš nežinau, blemba, iš kur ten pamiršau. Tiesiog alarmą įjungiau, ten kokie 5 bėgioja. Jau aliarmas Paskui- pypsi čia. Nu, bet gerai suveikia, kara. Per visą, ta prasme, Monos miestą ten po apačią iš Retsulo. Ir dar automatiškai ten visos durys užsilokina, užsidaro. Šiaip labai gerai buvo. Ten, bet ten tai buvo man bent geriausias sezonas. Nu, realiai, ta prasme, ir RP normaliai ten įtraukiama, ta prasme. Ir ten pakorimas to pijaus, ten aš irgi daug prisidėjau. Jo, Man vis tiek smagiausias momentas buvo, kaip aš pusę dalį serverio sukviečiau vien dėl to, nes pagrobė ten tos main characterius Narnijos. kaip ten ta Odys, blemba, kaip ten, Matsa. O Ondis, Ai, Ondys. kaip lengviau pasakius. Blemba, tas dar Bet ten redaktorius. buvo geras. Jo, redaktorių. Man vis tiek labiausiai patiko Discovery su savo kamikazėm. Tai blemba, tai aš po Monos miestą, žinai, aš dar atėjęs, ten irgi maininu po žemę, žiūriu, nežinau, po Monos miestu, ar po vienuolynų liktais. 1000 TNT pridėta, paklausiau, sako, Discoverio darbas. Nu, jis su TNT toks mėgėjas yra. Ir Jie kažkada taip irgi pat dar Discovery projektą su net Discoveriu darėm, ten subombarduot dar kažką. Raketą daryti. Mes irgi nesenai bandėm atidaryti serverį. Alio, dodo. Aš minus Rokas ir Šerkus. Ai, nuo trokas? Bet tai narniai. Bet tai narniai. Oi. Ne Narniai bandėm atidaryti, o savo patį projektą. Tipo privatų kokį? Nu, papa. Jo, privatų projektą apie ten pasaulinis irgi pasaulio visas mapas, ten su visokiais modais buvo. Bet taip gausi, kad nestartavom, nes nei nieks į startą netėjo, nei ir mažai žmonių susirinko. Tai mes ant to servo pasidavėm. Paskui aš turėjau kurt, bet taip gausi, kad irgi nebesukūriau. Tai dabar naują idėją gavom. Ir bandysim įgyvendinti. Tai papasakokite, žmonės gal klauso kažką. Su vienu žmogum, nesakysiu su kuom, bet aš nežinau, gal jis pats žiūrės, buvo planuota daryti civilizacijų serverį. Mhm. Mhm. Aišku, ten ne lietuvių bus, nes sunkiai bus 100 lietuvių susigaudyti. Nu jo. Tai dalis lietuvių, dalis užsieniečių būtų. Dar su draugais irgi planuojam tokią kaip... Yra tokie serveriai limituota gyvybė. Ai, Gustas nežinau, darė, Gustas darė ir Astis darė, tai pas abu žmonės žaidėm, tai pagalvojom, reiktų ir savo padaryti, nes biškiai užbaigėm paskutinį sezoną su banais. Nu, aš šiaip fainiai įvairūs yra, man tai irgi, pavyzdžiui, ten roleplay serveriai tikrai labai patinka. Tai kažkaip buvo taip, kad dabar Narnijos taip ir trūksta, bet neatsikuria gerai. Nes vis Tai tiek mačiau. mačiau, Perliukas buvo. lietuviškas community vis tiek roleplay yra lietuviškas. Tai mačiau ir G-Craftas vat grįžo. Čia daugelis serverių grįžta, vat. Atsirado kažkoks ir Dragon knockoffas. Bet irgi partnerių ten normalių jie turi. Na tai aš kaip suprantu, pats Visokie. Dragas tikrai yra nuo to MC Championship nukopijuotas. Jo, Aišku, kopijuotas, bet yra dalykas, pats Gustas su vienu iš nokrių, neatsimenu su kom, buvo kalbėjęs, tai realiai jis turi leidimą tą daryti. Aš pats dar pamenu, buvau su Gustu tai Vaišėte dėl leidimo. tą dieną ir tai ėjo kalbėti ir turi leidimą. Mhm.
Nu tai pala, aš taip kažkaip pilnai dar nežiūrėjęs daug drago. Ten kokį gal vieną žiūrėjęs. Tai laimėjęs gal esat ką nors? Kurį kartą? Laimėjęs nesu, bet per plauką pralaimėjau. Kiek jau ten tų buvo? Oi daug. Jo, nes aš ten užeinu, kad jis pažiūrėtai ten žaidėjai ten pastoviai, porą mėnesių tikrai. Būna visko. Tai dabar Gustas, man atrodo, nebenorėjo dragą daryti, bet taip gavos, kad vėl daro. Mhm. Nesakau, nu būtų šiaip Tikimės labai kažką įdomu, jeigu naujo. kažkas va dar kokį, nežinau, padarytų ir normaliai ten kokių žmonių surinktų, nes tada ir būtų motyvuota žaisti ir taip toliau. Šiaip va irgi nublemba, va Taip. irgi, bet dažnai pradžiai sustoja, nes va irgi va baneris painvaitino mane, ten pats pradėjo kurt, bet paskiau paklausė žmonių, tai daug žmonių taip ir netėjo. Ir nesklandumų pradžiai daug reikėjo, tipo, kad darbo daug reikės, tai kažkaip ir galiausiai nusprendė nedaryti. Ten, Nu, vat su tokiais projektais kaip Dragas nėra tiksliau lengva. Pagalvojus, kiek Gustas darbo įdeda su visų skirpinimu ir kiti labai dar pasikeitom būna. Šiaip prisimenu, pradžiai labai atrodė... Mm. Prisimenu, labai pradžiai įdomiai ką pradėjo senelis Narnijos, kur, žinot, senelį Demianą. Ja. Tai va, tai jis irgi savo patį serverį pradėjo ten kurt su, blemba, nežinau, Fluffiu ar su kokiu dar ten. Turėjo ten kažkokį ir Narnijai draugą. Taip pat ten irgi tokį žiauriai bangerį trailerį sukūrė apie ten pasaulio baigimąsi. Tipo, roleplay turėjo būti kaip Narnija, bet tipo... Ir... Tipo, viskas labai įdomi ir moda ir taip toliau, bet galiausiai, tai kaip supratau, irgi nepavyko nei žmonių, nei ko. Nes tipo... Aš kaip suprantu tiesiog, kad padaryti normalų serverį tikrai galima ir čia daug kas Lietuvoje patirties turi, tik kad tų žmonių, tas marketingas yra vienintelė problema. Nes jeigu... Tai pagalvojus, koks seniau Minecraftas. Kaip sakėt? Seniau Minecraftas Lietuvoje tai žiauriai. Seniau Minecraftas Lietuvoje žiauriai būdavo populiarus, pagalvojus, dabar kaip skaičius nukritęs, tai drastiškai. Nu. Jo, Nes toks irgi... peržiūras rinko 1000. Nes toks atsimenamas Dabar tai. dalykas yra. Nu jo, dabar... Vis tiek yra tų senbuvių, Mm. vat irgi tie public serveriai kaip Bapas, Begėdis irgi žiauriai yra nukritę. Nu aš nežinau, aš ten... Bapas, Peitovis. Nu jo, realiai. Visi ten dalykai. Dabar ir ten Matsislaimai. Nu ir Matsai youtuberiai jau nelabai ten kažką. Jo. Jo, kaip anksčiau būdavo žymiai Nu įdomu. jau. Dabar tiesiog repetitiv viskas žiauriai. Aš realiai nebežiūriu realiai. Aš pats... Aš ką žiūriu, tai ten tik jau užsieniečių tos youtuberius anglus. Nu jo. Na aš irgi kartais pasižiūriu, bet toks... Jo, Lietuvoje pasiūlo nelabai kokie ten pasirinkimo, net nelabai jau ir tai yra. Koks Bet ten aš Edis irgi dar va- kartais įkelia kažką. Mm. Begėdis, bet tai Begėdis tai ten tik savo serverį. Kūkina ten, ką žmonės pastatė, review padarė ten ir pisa. Nes jau kažkodėl tiesiog repetitiv daros, tas pats ir su, nu, ir su anglų. Angliškais, nu irgi nežiūriu, ten kažkokie... Ten kokius milijardus to video, kažkoks Minecraft, bet kažkokį ten modą įdeda ir... Ir ten vieną epizodą padaro. Nu. Milus ir renka, supranti, veikia tai veikia, ką ten keisti. Nežinau, aš tai Nu, nežiūriu. realiai, tikrai. tas Minecraft, bet realiai veikia daugam, bet manęs tai tokie dalykai nedomina, aš tokių video nežiūriu. Nu, mane irgi. Yra Aš dabar- gal kokius 2 kartus pasižiūrėjau gal lietuvių, bet realiai daugiau niekada nežiūrėjau, nes, nu, realiai. Tiesiog repetitiv ir neįdomu. Yra, Bet- realiai. Kas dabar baisiausia su YouTube yra, kad jeigu tavo intro yra blogas, tavo video nieks nežiūrės. Nu, Esu jo, tai realiai. pastebėjęs. Nu, Dodo pasistengė ant podcast'o, kad šį intro turėtų būti bombinis. Pamatys. Pasistengėm intrą. Pasidarėme čia tokį čia. Oi.
pasikūrė bahuriukai. O yra viskas, kaip sakoma. Paskiau Profesionaliai čia gali. Nu tai va šiandien jaučiu vaikelsim žiūrovai, kad galėtų matyti anksčiausiai. Tie žiūrovai tai irgi Narnija Duksas, visa žiūrės. aš ir Gunė. Eisiu. Sniegutė gal užimė sakė. Ne. Ne, manau, per laiką daugiau žmonių pasibėtų. Tai jau Čia svarbu su tais dabar, jau- va, sužinot, kokių svečių įdomesnių. Viską, ai. va, Discovery gal bandom, ar manom. Ne. Nu, čia tų variantų, aišku, čia. Paskiau Sky's the limit. paskiau galėsim. Paskiau apie tai tada. Su Discovery apie bombas nebent kalbėti. Tai tinka, kaip sakoma. Įvairių Tai reikia. taip, tai va. Kaip- Kaip Individualiai. ar mokat jie pasidaryti turiu techniką? Nu šiaip įdomu, man lemma voice crack. Šiaip va, ką norėjau pasakyti, kad realiai atėjau va, praeitą sezoną į Narniją. Realiai nežinau, kiek aš DM sugavau ir kiek aš šiaip pasakymų gavau. Visi grinai sakė, vos tik išgirdo mane, sakė, o tu kartais ne pijaus brolis. Man pačiam gal vos panašu, bet ne per daug. Bet grinai visi klausinėjo, kaip susitarė, atrodo. Klausinėjo. Nepasakyčiau, kad Dabar tai gal jo, ne. Bet ten prieš, nu nežinau, blema, čia prieš 5 gal mėnesius. Nežinau, kada baigsis šitas keitimas balsų. jo, užšnyzo tie dalykai. Aš tai džiaugiuosi, kad man to nebėjo. Jo, aš prisimenu. Blema, ten toks feilas buvo. Aš va pristatinėjau ten irgi ten tokį projektą, svetainę ten prieš ten auditoriją mokykloje galutiniam projektui. Ten irgi kalbu, nu man realiai dėl kalbėjimo problemos visiškai nėra. Bet irgi taip kalbu garsiai ir toks kokie 3 voice crack iš eilės eina. Tai. Yeah. Aš jau beveik 2 metus gyvenu be voice crackų, man gerai. Nu tai galiausiai su paauglys ir baigęs daug kas ten. Kiek ten 17, gal 16, nežinau. Nu, man baigęs, nežinau, kažkur ant 14. Ai. Oi. Be voice crackų tai ilgai gyvenu. Mhm. Ką šiaip manot apie dirbtinį intelektą, pats naudojat gal jį? Tarkim, čia GPT. Ne, dirbtiniu intelektu. Nenaudoju. Ai, čia GPT naudoju, bet kitų ne. Ką Nes čia naudojat? GPT man padėjo 9 klasės tą projektą padaryti. Nes paskutinę dieną pasilikau visų metų projektą ir A. O tai Nu, dabar palauk, mokytoja tikėjimės nežiūri. Aišku, kad ne, jokau. kiek jums dabar o tai palauk, jeigu galiu paklausti, kiek jums dabar metų? man, nu, 16 neužtiu visais. Kiek čia? 2 mėnesiai beliko. Čia jūs realiai kalbat? Tai su ateinančiu. Nepamiršim, gal palaukit. Kokia dienelė čia būtų? Spalio Pasveikint. 13. Spalio. Spalio, oi, būtinai. Žiūrovai, nepamirškit irgi. Žiūrovai. Ant kalendorių. Ant kalendoriaus kažkas užsirašys. Parašykit Guneriui į Discordą labą dieną su gimtadieniu. Taip, matot, va, malodės šivelis. Alio, mirstuoja su dar viena antis. Nemuškit, ant jau antras. Kaip sako. Dodo Ai, antis. čia antras. Tai tu galim Tai dar ne, vieną. mėsa šiaip atsirado pas jūs. O, ką iš čia? Alio, Gerai, eina, gerai. kaip čia elgiamės? Trenksijas mirs ir taip. Nu, paskui išsikipsim. Tai žinot, realiai Dodo antis čia yra, o Dodo antis jau išnyko prieš krūvą metų. Tai čia Tai realiai... galim reiškia ir šitą išnaikant. Verti milijardo. Šiaip gal būtų įdomu Tai čia jūsų tokie paklausti. dalykai. Girdėjot gal ar negirdėjot apie Elono Musko sūnaus mirtį, aš pilnai dar ten nesuprantu. Kaip supratau, jau jo ten Ne. sūnui narkotikus ten per klaidą. Nu ne per klaidą, tipo, apgavo tą Muską ir tipo, sakė, kad ten jo sūnus turi riziką nusižudimui.
Alio, ko čia kiaušinius deda? Tave Ne. kiaušino. Negirdėjau tokio dalyko. Nu, aš va, irgi nelabai Nu irgi apsišvietęs. tai pilnai Ne neaišku. pirmas atsiprašau. Kaip sako, man narkomanai ten pusė mėri. Nu tai va, kad Na gerai. narkotikai. Nu. Tai Lietuvoje irgi daug narkomanų. Irgi daug Tai narkomanų. pas mus irgi va mokyklai. Ten ramu buvo. Ir va, pas mus aš nežinau, realiai ateinu ryte, žiūriu muitinės ten mašiną, ar ten policijos, kokie ten 2 autobusiukai prie mokyklos. Arba ten apskritai prie durų policija išėjus. Kažkaip nejauku taip daras. Eisiu neteit patiem. Nes ten buvo ir narkotikų radę. Spinteliai. Spintelį. Pas mane tik neramu čia su tais narkotikais, nežinau. Ne. Nu tai Kaune, žinai, jis ten pasi ten visą Kauną, žinau. Alio, Ai, nelykina, tai ten nelykina, viskas. alio. Taigi viskas aišku, matosi čia. Taigi net nesuras tavęs. Tai Nu, žinot, ten normalių daug nėra, žinot, ten galima atrinkti, ant pirštų galima suskaičiuoti. Tai žinokit, Galim. Narnijoje ten kažkas bandė palyginti ten kažką mano, bet man parašė visiškai ne tą parašė. Kažkoje rando mokykloje. Mane ten nudoksinė buvo kažkoks nenormalus, blemba, įpijų Ai, palyginti. Gal nieks nebeturi, tikėkimės. Ai, Narnijoje? Ką? Tai? Tai kur dar? Ką jie neturi. Nu, gerai, da. Guneris turi? Administracija normali buvo dar per minutę pratrynė, kaip sakoma. Nu, tai va, baneris iš karto. Šiais laikais tai ten jau būtų Prabanima. karočiui uždėta, žinot, ten viršui kaip bos baras. Baneris iš karto prabanina viską. Tai va. Jo, dabar realiai smagu pasižiūrėti. Atsirado, vat, kaip ir sakiau, kažkoks Drago Knokofas, kai kalbėjau. Knokofas. Kaip vadinas? Taip, nu, kuriame eltą. Tai Realiai, kad žinokit, tas Ai, pažįstu aš kuriame LT savininką. Ten kubilius toks yra. Ten... Gali būti, aš nežinau, nes Kostas mes ten toks kubilius. užpildėm keturiese draugai. Užpildėm keturiese, tai eisim žiūrėti, ką ten padarysim, bet Bet kad žinokit, jis ten jau sakė, net kokius- laikmačio nemoka padaryti. jau 5 metus jis yra. Bet tipo anksčiau skaiblokas kažkoks būdavo. Nežinau. Šiaip nesidomi labai. O jie dabar čempionatą daro. Taip, pažiūrėkit, gal kokį antrą dalį dar podcastų pasakysit, paskiau pasidalinsit. Ai, va mano šiandien temų package'as atvažiavo, galvojau, nebetvažiuos. Aš nepasitikiu tais kiniečių šopais. Aš tai ten varė Aš irgi užsisakiau. sakau, Dodai, nepirktos elektronikos. Perkas jisai ten. Nu, tai Dar ką, nu, sugalvok tai- mašiną nusipirkti iš ten. Tai jam šiandien aš siūliau, sako, jis jau ten taip pigiai, kad galima, žinai. Sako, kad čia 7 eurų ten per daug krepšelis, sako, tai čia temų mašina visa. Šitą 7 eurų galim paimti. Ne, nu tai ką, respiratoriaus reikia, nu. Reikia... Nu tai dujokaukės reikia, žinot. Nu tai ten apsauginių akinių, ten Iš Temu. industrinių pirštinių. Rašo good quality, best quality. Ne, bet realiai pasižiūrėjau. Du, žiūrėk, man įdomiausia visą laiką po kiekvieno produkto lietuvis įvertinęs 5 žvaigždutės ir nieks neparašyta. Tipo toks Parašyta, veikas, sen jisai parašyta. tiki visą laiką. Tipo. Kas parašyta? Very nice ten kaip poliša, ne? Įvairiai. Nu tai ką, aš irgi parašyčiau. Atvažiavo very ten nice, pas jį? very nice. A, Vario plokščių prisisinčiau. Nu tai kaip įvertintum? Va, prisipirko jisai. Smilkalai tai labai geri. 5 žvaigždutės.
Dabar tas ir bus, kur rašo, karočią, 5 žvaigždutės ir nais davai, seniai. Bet realiai reikia fact checkint, realiai. Aš parašysiu, tarkim, ir tada Vaiduksas galės pasižiūrėti per kitą, ar mano rodo reviewsus. Ar čia tikrai uždeda kitų žmonių reviewsus. Kažkoks iš Lenkijos parašė. Ten, manau, Nes fake reviews. patys gali, nu tai va, sakau, pats parašysiu reviewą, tada Vaiduksas galės pasižiūrėti, ar atsirado ar neatsirado. Ne, tai jeigu tu gerą parašysi, tai aišku atsiras. Mes atidavėm, kas bus, jeigu blogesnis bus. Viena žvaigždutė uždėsiu. Pabandyk, karočią, nu nenvarė ten tavo meilę, nu va ten kokio, nežinau, ką tu ten dar prisipirkai. Ką tu Paskiau ten prisipirkai? atsiųs ten kažkokius, nežinau, spy. Karočią, ten tiek dalykų, kad jau tik kokį spy kamerą tikrai idėja bus. Nu tai žodžiu, melskis. Tave pedofilai susirado. Rašo labai ten gerai. Ne tai, kad girdėjau, kad toj Temu turi, ta pati kompanija, kurią aunina Temu, turi panašų dalyką, nu kaip Temu, shopping, bet pačioj Kinijoje, grinai tik Kinijoje. Ir buvo rasta, kad ten malveras yra, nu tipo virusiukas. Tai irgi kažkaip iškinėjau. Gali. Jo, kiekvieną dieną, kai atsidarau... Negirdėjęs tokių dalykų. Kiekvieną dieną, kai atsidarau Temu, man irgi meta ratą. Karočią, kiekvieną dieną po 200 eurų kuponą laimiu. Normalu? Bet negali tų 200 kuponų panaudoti. Ne, tai pradžiai reikia ten... Taigi irgi užeini, karočią, Ne, special offer, karočią, 3 minutės ten. Ne, ten kokie 2 valandas. Ir reikia ten, tarkim, nusipirkti... Ne, nu tai kame esmė, kad reikia nusipirkti 2 daiktus, ten, ar ten už 3 eurus, ar ten už kiek. Ir tiesiog nusipirki tos 2 daiktus ir kitam pirkimui 200 nuolaidą eurų. Nežinau, perskaičiau ten privačią politiką. Varštai 2 eurų 15, 200 eurų nuima. Į pliusą. Nemokamai dalina daiktus. Temu, all my wishes came true. Va, dainininkas iš choro atsirado. Taip. Jam biškai per daug galaus nebeduokit. Na jo, Aiduks, sakau, aš prigaminau to daug galaus, dabar jau biški blogai daros. Palaukit, Discovery ateis. Tai va galvojam senelį Damianą garantuotai reikės pasikviesti. Ką, kad papasakot apie Narnio sezoną? Kažkada per Pasakė iš pasakos. Ne, aš prisimenu, per Narniją, su seneliu Damianu mes galvojam ten kurt alaus daryklą. Kai ten tas modintas dar buvo. Ar Create modas, ar kas ten dar. Nors nebuvo Create. Jo, atsiprašau. Galvojam Buvo kažkas panašaus. alaus fabriką daryt kartu. Aludarį. Bet galiausiai ten taip ir neprisiloginam dažnai tai. Nu tai ką, o šiaip dar norėjau paklausti, ką manot apie tą shootingą Trumpo. Tas, kas šovė, buvo klišas. Ne, bet tipo sako, ką mes mė, kad Trumpas tipo norėjo parodyti grafiką, tipo jam buvo nutaikyta tiesiai per kaukolę, bet tipo jis tą pačią sekundę pasisuko ir tada iššovė ir būtent pasisuko ant tiek, kad į ausį pataikytų. Jo, aš mačiau ten. Tipo, kad pasisuko. Tipo, brėžinius. Internete. Turėjo, tipo, į galvą pataikyti. Bet jis kiek ten dar žmogum buvo nušovęs, man atrodo. Tai jo dar žmonių kiek pataikė. Ir kiti sako, tipo, kiti apsaugą ten žinojo, bet nežinau, kodėl nieko nedarė. Nu, tipo, sakė, kad komanderis, kuris, tipo, vadovavo tam skyriui, sako, kad nedavė leidimo šaut. Nors tas sniperis sakė, kad yra toks žmogus, taip toliau, ir kad prašė leidimo šaut, bet taip ir nedavė. Tai tame keista. Ir galiausiai
tą sniperį. Kažkodėl, pats nesuprantu kodėl. Nu, tokie keisti Nu, dalykai. va. Nu, žiūrėsim This is galiausiai, America. kuo čia viskas baigsis. Ta Nu, ne politika. veltui Amerika. Aš džiaugiuosi, kad ne Amerikai gyvenu. Tai jeigu būtų Prie nušovę, tai aš Putino. nežinau. Fainiau. Jeigu realiai Trumpą būtų nušovę, tai aš nežinau, galvotų, kad čia Joe Bidenas garantuot. Aš jaučiu civilinis karas galbūt ir Tai aišku, čia Joe Biden. Bet tai irgi, žinokit, keistos ta politika dabar Lietuvoje tai normaliai, bet tipo Amerikoje nublemba Trumpas jau kiek teistas yra ir tą patį reidą organizavo prieš Baltuosius rūmus, bet kažkodėl jam Baltuosius. leidžia dar kartą kandidatuoti. Kažkaip ten pačios keistai. Keista ten pačios. Ai, ten jau normalių nereikia, kaip sakoma, tokius reikia. Nesuprantu. Ne, reikia Jaunesnių išrinkti negali, negu senukai. Stipriausiai šalyje pasaulyje. Mr. Beastas gėjais, aišku, balsuosim. Tai dabar, Sakė kažkaip, kada ten 50-ais. tai dabar vis cancelina tą Mr. Beastą, kiek žiūriu video yra. Ta youtuberį, influencerį. Tu žiūrėk, kai Duksas eis į Amerikos prezidentus. Balsuoti Gali visko būti, jeigu čia Žiūrovai pasaulyje. prabalsuokit. Gaukit vizą, gaukit citizenshipą, Aiduksą darysim prezidentu. 2028. Ai, Duksas sakė, visą pasaulį užims. Pakartotinis austrų tapytojas. Ai, Duksas sakė, į savo karą pasims Discovery, kad pabombintų. Bravo, Discoveris. būtų nors gerai visai. Discoveris geriausias ginklas. Ne, jis su pirotechnika moka. Tai aš irgi Per noriu. žaidimus, jo. Tai kažin, ar jis realybėj, Viliamą reikės realybėj pasikviesti. Mokė dinamitą padaryti. Mokės, kuris dingsta. Atrodo, Sumaišys smėlį, karočią ir creeperį ir viskas. Gumpiauderis Minecraft smėlis ir logika. yra. Alio, tai čia žiūrovai žiūrės paskiau patys prisigamins. Ne, nu ką. Nekartokit namie. Ne, nu tai Reikia kiek ten palauk. 5 smėlio, 4 gumpauderio, va. Prašom. O net virkščiai, gal ir, ai, net. Viskas gerai. Ne, gerai. Ne, nu tai ką ten 5 smėlio 4 Ai. smėlio kampuose, vienas vidury ir 4... Viskas jau gamina publiką. Jau užsirašiniai. Ne, Reiks nu patestuot. paprasčiausia tai ką ten, pai bomba, ką tu ten, kalio nitratą, ten gliukozę, sumaišai ten ištirdai sudėdi. Tiksliau nemokink vaikų. Taigi, tu Dar Aiduksas- disclaimeris, publika disclaimeris. Vaikams klausyti negalima. Jo, Ai, Vaikam- Duksai jausis užsidenk. vaikams nuo 7 metų Ei. tik tais. N7. Nu, ai, Duksai dar metai. Lauk. Tuoj ateisim. Tai jau sako, Praeis skaičiuoja tie dienas, metukai. va. Sako jau veipint nori. O, vai, Duksai. Nu kai čia dabar exposinu, noriu dabar pasakysiu, kad tu sakai. Ne, Duksai viskas gerai. Susilaikysim, man atrodo, susilaikysim. Tai čia tik tarp mūsų ir žiūrovų būtų. Žiūrovai, tai mes tie patys žiūrovai. Jau pusę podcast'o dabar tai jau iš viso, karočią. Dar pusę dar intelektualija dabar. Kiek mes čia jau dabar? Ne, tai turi ir atsigerti. O tai šiaip ką jūs manote apie Ką tos čia dar pačius papasakė? veipus? O pačius mokykloje daug kas ten veipina? O, jo, daug kas. Žiauriai daug žmonių. Ai, aš nieko nesakau, nei turiu kažką prieš, nei ką. Nu jo, bet irgi, nu žinot, kvepo tos dūmus irgi yra prastai labai. Pas mus tai vieną ten Nu, ne, irgi irgi. nuo veipinimo išvežė į ligoninę, nes ten padaugino leistiną dozę 10 kartų. Ten leistina dozė buvo 10, jis ten 100 ml koncentracija.
Tai paskui ten išvežė ir dar per Kaunas. gimtadienį 9 kažkokį, nu tai... Nu, bet dabar ne tik kad tualetuose, pas mus dar jau net autobusuose. Jau net ir sporto visur ten beveik. Tai va, Normaliai. prastokai. Prastokai labai jaunimas. Nu, tai kaip ten baigėsi, kad bandė uždrausti ten tos, tipo, su skoniais, bet aš tai nematau, kad čia kažkas pasikeitė. Uždraudė, tipo, bet yra dalykas, jie parašo tabakas, tipo. Nors ne tabakas ten. Ten nikotinas. Normaliai. Nu, Nikotino nikotinas ten ten. buvo. Žodžiu, aš tai žinau tos. Uždraudžia tegu. Aš tos keičia. maišymus žinau. Bet tai irgi dabar daug kas savadarbius tiesiog daro ir tos kyšius. Bet irgi problema, nes jie gauna ne iš tai, tarkim, paprastų ten tų, kur gamina, o čia dar yra baisiau, nes jie gauna tos veipus, žinot, iš kokių dilerių. O tie dileriai tai irgi, ar ten savadarbės darė, ar ten nusipirko, bet skysčius tai irgi, į skysčius nežinai, ko pripilt gali. Gali ten tų pačių narkotikų, dar kažko, ar nu. Paskiau dar daugiau Žiurknuodžių nusipirk ir daug dar kas. daugiau. Ir tik kaina kyla. Yra toks. Ir labai lengvai čia taip. Yra toks narkotikas, vat, tetrohidrokanabinolis, sutrumpintai THC. Tai ten irgi daug kas mėgsta žiurknuodžių įpilt. Ir kiti tokius šūdus rūko. Nu tai va. Nu ką, heroinas geras. Nu, apie tokius narkotikus jau nieko neišsimanau. Ai, neišsimanau, taigi sampė seniau vartodavau kokainą, heroiną. Ką jūs vartodavot? Per žaidimą, jo. Ai, okei, in-game. Realybėj, ne. Ne, tai va, Narnijai. Ne, tai Narnija. Publika jau šokė. Narnija tai brutali. Nors nerealiai viskas gerai ten. Nes tipo Ne Narnijoje aš čia. žaidime. Na, nu jo. Kitam žaidime. Tai va. Narnijoje ką ten... Ai, ten visi išsigalvotų visokių nesąmonių. Prineždavo tų butelių. Sugalvos padaryti blemba atominę bombą dar. Jo, 14 amžiai. Tai ten irgi Aš net nežinau, koks dabar amžius. Aš irgi realiai jau nebežaidžiam mes abu, net serverį dar jau nebesam su Haiduksu, tai. O Haiduksas grinderis būdavo didžiausias. Sniegutė didžiausia. Su Net Šedovu Haiduksas irgi. nepalyginti. Negutė didesnė. Šedovas gavo apdovanojimą. Bet matot, Nesąmonė, nežinau. Bet matot, jau Papirkti Sniegutė kažkodėl jau pati sakė, jau ten nebeisiu daugiau. Aš net nežinau, iki ko reikėjo Nu, daryti, nes kad jau Sniegutė nenorėtų eiti. Nes ten realiai tu net negali armorų turėti. Aš nežinau, kiek laikau tos eros. Mes dabar tik galim turėti iron dalykus. Negalim diamond. O nederis atidarytas. Tai kam tas, jeigu ne diamond stuff negalima turėti. Ai, visiškai ten nesąmonė. Aš ateisiu į Narniją, kai reikės eiti kažką pažudyti. Kitaip neįsiu. Kiti irgi, va... O, blem. Kiti irgi, nu, tu... Kiti, oi, net nebepakalbu, susimaišiau. Vat, vieną dalį serverio irgi banus gavo iš Narnijos vien dėl to, nes RP kūrė. Visur. Na, aš irgi ten prisimenu kažką ten RP, kuri tai... Ten realiai PvP-eriai ten daug... Jo, buvo. Nesvarbu, bet irgi tiesiog PvP-eriai ateina ir tipo... Ten beveik nieko, tik kad buvo ateit pasižudyti. Ir tiek, nu tai irgi aišku. Nu, aš PvP-eris, bet...
Nu, bet tipo ateina ne tai, kad RP kur, bet tiesiog grinai ateina, kad tiesiog žudyti. Tai irgi kokybę mažina. Realiai, vatnariniai tą 5 sezoną vienas didžiausių RP dėl manęs buvo prasidėjęs. A, Nes jeigu ne, aš nieks nebūtų ten žinoję tų visokių pagrobimų, tai aš ten tokią sumaištį atsimenu sukėliau. Įdomiai. Nu, atlaikai geri būdavo tai narniai. Tai va, nu tai dabar irgi, nu aš nežinau. Kiek čia dar metų praeis, nu tikėkimės, nu, arba patiems reikia, kad, nežinau, kažkas ar sukurs kažką nuo tokio originalaus, nostalgiško. Ne, bet irgi jau tokiems tada reikės ir jau administracijos, kurie, nu, būtų strikt, žinai. Tipo, kad jau nebesugadintų tų nostalgiškų dalykų. Nu tai ką. Nu jo. Eiduksai Dabar tai turi jau, klausimų jo, dar? nesidomiu labai. Tai ką čia aš apie narnę, tai aš nepridursiu, žinot, išėjęs pas Ai. prieš kokias 2 savaitės. Ta narnė Ai. ten nuobodu, nebenoriu net girdėti. Nu tai va, Ateini tave admino žudo. tai va. Tai ką daugiau, jeigu ne apie Narniją dabar. Apie ką dar galim pakalbėti? Kaip manot, kurios darbus Manau, per ateinančius 10 metų perims dirbtinis intelektas ir koks pavojus dirbtinio intelekto? Aš realiai bijau žiūrėti to dirbtinio intelekto, nes jis taip gerėja, tai kad čia gali atimti visų darbus. Na, aišku, programuotojų vis tiek ne per daug. Man baisu. Bet dabar, ką mes mė, kad su apgavystėm labai stiprėjo, nes realiai išgirdęs ten minutės pusantros tiesiog ten balsą gali pilnai atkurti ir sakyt, ką lietuviškai, ten angliškai, ką tu tik pasakysi. Kad ten kokiai močiutei skambina, anukėlis atsiliepė va balsu. Labą dieną, močiutė, gal galėtumėt pervesti. Man labai reikia čia... Galėčiau. Aš patekau čia į tokį ir tokią situaciją, mane labai blogai. Prašau, perveskite šitą sąskaitėlę. Pinigėlį. Net ne mano vardas, ten pavyzdžiui, žinai, ir viskas. Polska, karočią. Čia mano dėdės. Nu ja, čia tas intelektas jau... Nu neprognozuojame, jau taip Dodova nori ten į IT ten kažkaip, bet Jeigu ir jis sakė, karočiui, kad visus ten dirbtinis intelektas pirmus darbus pakeistai visus IT. Ne IT. Nes ten lengviausia. Eiktų ne IT. Aš tai manau, kad ten tai... Kaip tik pas- ateities vadovas. Tai žinai, seniai, programavimas čia išmokti jisai gali greitai, Tai seniai. išmoksna, bet tai žinai vis tiek. Tai ką, tai grindis tu plausi dar 5 metų mažiausiai, pats kaip tau jai dabar Žinai, plausas grindis. žmogaus rankų darbas vis tiek bus geresnis. Nu tai rankų, tai jo, aš sakau apie IT ten visokie, žinai, dokumentai ten Nes kažką, dabar Tai nu, vis tiek. dizainas, nu. Nes dabar dirbtinis intelektas, tai kame labiausiai per 5 metus prognozuojama, tai visi tie administraciniai dalykai, kur ten tu ateini, pakeli skambutį, nu, žinot, kad ten, nu nežinau, kokį ten ir metažą pasiskambint, va nori ten didmeniniai pirkt, ten kokį, nežinau, varžtus. Tai va įvairūs tokie administraciniai, ar ten į Teliją, Tele2. Ir ten šiaip ta prasme ir dabar jau ir nes labiausiai tai dabar į ką akcentuojama, tai yra žmogaus darbas dirbtiniu intelektu. Žmogus pagrindė dirba, bet dirbtinis intelektas yra kaip pagalbininkas. Tas pats ir čia ligoninėse, kad ten, nes, nu žinot, nu vis tiek, nu, kad ir tų geriausių surdžianų yra rankos, nu bet irgi vis tiek gali ir drebėti ir taip toliau. Visiškai 100% tikslumo irgi nesako čia labiau aišku irgi robotai, mechatronika, tai ir labai tiksliai gali ten durimus daryti ir pjūvius ten ir taip toliau. Tai va tame irgi yra pagalba. Bet žinai, Ir aptarnavimas. dalykas tais robotais. Taip. Žinai, su tais robotais gali viskas
Nu, į blogą išeiti, jeigu ten... Nu tai va Kokia tam ir klaida esmė, kad būtų. jeigu papuls į blogas rankas, tai... Nes aišku, dabar irgi konferencijos yra, kad labai limituoti ir ant kiek ten daryta dirbtinį intelektą, kai jis ten neįgautų ten kokią robotą būti ir ta prasme ten sistemas Prezidentas hakinti ir taip robotas. toliau, kad savo gerai, kad va žmogus jau nebe vadovas, o kodėl aš turiu tarnauti žmogui ir ten ne. Irgi aš ten kartais esu pasižiūrėjęs ten tokių filmų, kur ten kažkaip įgauna ten visus jausmus ir taip toliau ir jau blogai darosi. Tai šiek bus taip, kad robotas prezidentu pataps. Pradės Tai kurt, geriau negu. pradės Bidenas. kurt kitus. Yra. Tai jau geriau negu Trump. Ne, nu ta prasme, kad vietoj to, kad dirbtinis intelektas tarnautų ir įvairūs va ten seneliams, o mes tarnausim dirbtiniam intelektui. Taip, ką. Nepasiduočiau dirbtiniam intelektui. Galėtų rankas kojas lomžyti. Nu jo, nu bet tai žinot. Klauso dabar. Robotai atvažiuotų ten kokie su, nežinau, kalašnikovais. Su manovariu. Su kalašnikovu, su tanku atvažiuoja į namus. Nu tai taip, nu tai įsivaizduokit, kontroliuojamas tankas. Nu, tai ir... Ką jūs jiems? Roboto kontroliuojamas tankas, ne? Nu tiesiog, nu tai smegenys. Esu spardys. Šaudys greičiau perpačios. Kaip ir sausio 13. Nes, nu, Pagalvoju, žmonės... kiek metų praėjo. Nuo ko? Dabar Nuo sausio tos 2024. 13. Nuo sausio kelintos 13. Čia 90. 91 čia. Pirmų čia. Atsimenu, bet kažkur panašiai. Taip, taip, taip. Jau 3 metų pagalvojus praėjo. Na tai va, buvo ten. Nu, mano laikais. Kokiais tavo laikais? Kiek mes pajautėm, kiek čia praėjo to laiko. Dodo, kaip sakom. Oi, dėl mano laikais būdavo taip, atsimenu dar per televizorių. Atsimenu, aš ten, kai aš ten į Sibirą buvau tremiamas, atsimenu ten Mindaugo laikus, jo. Taigi aš atsimenu su Mindaugu kartu vaikščiodavau. Su Jėzum draugeliais apskritai būt. draugai buvom. Vyną gaminam. Aš atsimenu, jis man duonos buvo davęs. Jis man duonos buvo davęs. Prisimenu su Cesarium ten. Šefas buvau. Atsimenu, seniau ant tų dinozaurų vaikščiodavau. Naugintinis mano. Dabar Dabar banginį kai vaikai kieme sako, auginu. atsimenu. 2 metais vyresnis atsimenu daugiau. Ai. Nu ką čia. Publika, užduokit klausimų. Publika. Eduksi, tu čia labiausiai tyli. Gerai, tai palatuoju Instagramą pasižiūrėsiu. Susintė klausimų porą. Čia GPT jau renka. Ne, Instagram'e pasižiūrėsiu, buvom paklausę žiūrovų klausimą. Ir aš net nežinau, aš irgi būčiau paklausęs. Tuoj pasižiūrėsiu. Ai, va, Aš manau, Monika. iš čia. Monika Žukaustė klausia. Kokios problemos su Monika? Kaip galima skatinti kūrybiškumą mokyklose? Nes labai uždaromas dabar yra ir kuo mažiau projektų daroma. Nu nežinau, nu aš tai bent jau manau. Čia gal labai priklauso nuo kokios mokyklos Monika, žinokit, nes... Yeah. Nes labai skirtingai būna. Tos mokyklos visos kitokios yra skiriasi labai. Nes pas Kiekvienas mane savo. tai daug dalykų realiai vyko.
mane visokių čia projektų vyksta, tai aš nieko negaliu sakyti, aš nežinau kaip kitose yra. Ai, va, pala dar kitą. Nu gerai, kurį čia duoda per klausimą. Nu gerai, Lukas Mockus klausia. Kiek tu ten? Lukas Mockus klausia, kaip galime mažinti mūsų anglies dioksido pėdsaką. Ir ką man tokį reikėtų atsakyti? Čia, aš manau, tu čia GPT rimtai naudojas. Nu ką, visų pirma, taupom šviesą. Opa. Toliau. Dioksido nebėra. Ką čia sumastyti? Išgeriam alaus. O, Jo. gerai, tuoj. Iškart dioksidas. Iškart dioksidas prapuls. Tu žinokit, gal ne O, va, alaus. dar sėdi. Žiūrėkit, gal norit kokio kokteiliuko greito parnešiu. Dar ant galo jums. Norit kokteiliuko? Davai. Davai, atnešk. Gerai. Kokia aš tu ten. Išgersi alaus, viskas gerai bus. Tai sakau, va, irgi Aidui labai gerai. Podcastas jau išgertuvėm čia prasidėjo. Tai man galo galima, niks neklauso, nesijaudink. Imkit, Alio, imkit. Oi. Prašau, va, čia su oboliukais toks kaip sidras, bet toks kartesnis. Dar va su putelė. Pafermentau čia. Nu, sakykit. Koks skonis. O, Visai skaniai, man tai patinka. skaniai. Sakau. Nu ir dar paragaukit su uogom, čia irgi ruošiau. Miško įvairių pririnkau. Dodo neduosiu. Gerai, šitą reikia paragauti. Paragauju, imk Dodo. Nu šitas irgi visai toks niekas. Geras, ne? Bet su oboliais buvo Alright. geresnis. Ne, aš seniai. Toks rūgštesnis, žinot, ten ir putinų šiek tiek turim. Putina. Duksas, man atrodo, nebepaeis kojom. Rašo naužyje jau kažkoks Iš- skrandis pažaliavęs. Ir Bet nieko ne. Išnešim. Dirbtinį intelektą pakviesim sutvarkysi. Pas mane, aš taip, man tai rašo drunk 3. Ką jūs jau ten geria? Toj 4 bus. Tuoj pala atsidarysiu savo stalčius. Pasižiūrim, ką čia turim. Drunk 4. Tuoj duosim Atsargiai, duksai dar papjaut. Duosi vipus. Dar tik įpuskit, Va kur padėjai. tu turim labai Šiaip pažįstu aš ten policijos komisarus, tai jeigu pastabdys, tai man skambinkit. Nu, puskit. Čia. Čia tai rimtai paputėt, numatuojam. Žiūrim. Pusantros. Pusantros promilės. Nu, tai dar mažai. Dar mažai, tai tuoj dar atnešim. Ai, nu va ir dar paskutinė. Dar va ant galo turim. Žinot, ko turim? Va dar giros turim. Bet jau biški ilgiau palaikiau. Giros. Ilgiau palaikiau. Va. O, šitą irgi reikia paragauti. Čia tokie su rabarbarais. Išfermentavau rabarbarais. Tokia rūgštelė, Kur bet tos pelėdos čia? Tai niekur atsipalaiduokit. Dar va fanams galėsim Dodo atiduot. garsai. Va, galėsim su Aiduksu parašą uždėti ir va atiduot fanams. Palaukit, sugalvojau konkursas. Dabar parašo Dodo best, karočiai, ir išsiunčiam 10 dovanų. Va, Dodo best ir Šitą. išrinksim. Išrinksim, atsiųsim. Gira kažkam atsiųskit. Gunneris pats parašys. Gira kažkam atsiųskit laimingi žmonės. Tai va. Nu tai ką, aš nežinau, dar turim kokį klausimėlį. Nežinau, galim baigti, čia prasigėrė visi, kaip visada kiekvienas podcastas prasideda tvarkingai, baigis praskipini buteliai, karočią. Atgalo, prisigėrė. Tai ką Gunneri dar turit publikai pasakyti galutinio?
Publikai galutinio. Publikai. Ką va su gyvenimu daryti. Ką nors va palinkėti. Frazė kokia sunzu kažką. Nežaiskit narniai. O. Na tai ką, paplojam. Aš tau pasiplosiu. Gerai. Šaunu. Taigi labai ačiū. Oi. Blemba šilta daros. Nu čia tai blemba man jau nuo to alaus reikės dar išgerti. Gerai, taigi ačiū publika, kad žiūrėjote šį podcastą. Primenu, epizodas 2. Kas čia dabar? Čia nežiūrėkit. Nieko nėra. Nieko nėra. Iš temo parsisiųs, iš temo. Jau griūna, kaip sakoma. Parsisiųsim iš temo to konkreto. Tai jau čia parsisiųstas šitas toks biuras. Vario uždėsim kaip bažnyčia ir bus gerai. Taigi ačiū, kad žiūrėjote. Prisiminkit, ką Aiduksas sakė, aš jau nebeprisimenu. Ir viso gero. Ate.